2011 metais registravau ūkį. Gal niekada nebuvo, kad 100% arčiau savo turimą žemę. Po ankštiniu tos ražienos augalinių liekant nebūdavo. Tai bet kuriuo atveju stengdavausi taupyti tą laiką, su leikštiniu tik pravažiuodavau. Pamačiau, kad tikrai galima apsieiti be to plūgo. O plūgas labai daug sudegina daug laiko. Automatiškai technikas laiką sudegina. O technika irgi už dyką nevažiuoja. Manęs į plūgą atgal niekada niekas negrąžins ir tikrai galima apsieiti be jo ir tikrai yra daug geriau. Tiesiogiai sėją naudodamas, tai aš ir vandenį sutaupau, gaunas neišgarinu vandens. Viršai daugiau visokių mikroorganizmų, žemė tik tai gerėja, gyvybėja, nes kaip išarė, jie padarai sausą viršai. Ir kas toj sausoj žemėje, ten nei gyvos dūšės, ten nėra, nei slekiuką, nieko nerasi. Iššūkis kovoti ne tik su valdžia, ne tik su biržos kainam grūdų, bet taip pat ir su gamta. Šiemet atgal savaitę, tai čia būtume per pusnis braidę. Pernai krita 5-7 cm dydžio ledai. Tai iš tikrųjų gamta keičiasi, yra nenuspėjama. Aš matau, kad tik blogėja ir ūkininkauti tik sunkiau nuo to. Į tą žemę kaip į taupyklę. Yra laukas ir tu kiekvieną važiavimą kaip į savo taupyklę didi pinigėlį. Ir tu atvažiuoji rudenį ir tu pamatai, kad tos taupyklės ten nėra. Tai kiekvienas papildomas pinigas iš tikrųjų padeda stipriai. Ir ačiū labai Heavy Finance, kurie pasiūlė šitą programą ir net skatina tada eiti tvariau. Čia tikrai yra daug mažiau darbo, daug mažiau išteklių. Reikia tik tai šiek tiek pagalvoti, tvarkingiau su kombainu derlių nusimti. Ir manau, kad tik tai visiems link to reiktų ir eiti. Reikia galvoti ne kaip daugiau uždirbti, bet kaip daugiau sutaupyti. Kažko daugiau iš to žemės nieko nebepaspausi. Efektyvumas tai yra viena, bet su gamta irgi reikia draugauti iš tikrųjų.